vakaro sulaukiam. Tai labas vakaras visiems konferencijos dalyviams. Ir visų pirma, tai aišku, noriu padėkoti Estrėjai, supažindinusiai su mineralų karalystė, atvėrusi tą mineralų pasaulį ir galimybę būti čia mums visiems ir dalintis tuom. Taigi, džiaugiuosi turėdama galimybę kalbėti šiandien itin svarbia ir aktualia tema. Taigi, mano tema – netekties skausmas ir gedulas, lydimas sielvarto. Ši tema anksčiau ir vėliau paliečia kiekvieną žmogų, nes visiems tenka susidurti su netektimi, patirti stiprius sukrėtimus gyvenime, per kuriuos vyksta dvasiniai lūžiai, galintys palaužti žmogų, bet taip pat galintys jį sustiprinti, kai atsiveria nauja būties prasmė ir išvelgiama nauja gyvenimo galimybė. Artimųjų netektis, tai gali būti mirtis, atsiskyrimas nuo jų, deja, yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Tai reikia pripažinti labai sunki ir nemaloni jos dalis. Šiandien aptarsime, kodėl šie sunkumai atsiranda ir kaip galime su jais susitvarkyti, įveikti krizę, kad atgautume gyvenimo prasmę ir gerovę. Vis dėlto, ne visi šį etapą gali praeiti nepakenkdami savo. Būna, kad vieni bando numalšinti skausmą alkoholiu ar narkotikais, kažkas stipriais raminamaisiais vaistais, o kažkas tiesiog panyra į save ir praranda norą gyventi. Todėl bandysiu kalbėti apie tai, kaip išgyventi sielvartą ir grįžti į normalų visavertį gyvenimą, tam pasitelkiant mineralų terapiją kaip savipagalbos būdą skausmui sielvartui palengvinti. Michaelis Gingeris savo knygoje Gydomųjų akmenų vaistinė rašo, kad gydomieji akmenys įvairiais būdais gali padėti įveikti netektį, leisdami upeliais tekėti ašarams, padėdami priimti tai, ko pakeisti nebegalima, kalbėti apie savo netektį su kitais ir atrasti gyvenime džiaugsmą teikiančius dalykus. Jie gali pakeisti savijautą ir paskatinti mus vėl paimti gyvenimą į rankas. Taigi, mylimo žmogaus, artimojo mirtis yra įvykis, keliantis didelį stresą kiekvienam iš mūsų. Nuo to skaudaus įvykio nėra apsaugotas nei vienas. Ta neatšaukiamą faktą ar praradimą turime priimti, susitaikyti. Savo pranešime toliau kalbėsiu apie tai, kokios reakcijos ir emocijos lydi netekti ir kaip galime padėti savo išgyventi sielvartą, taikydami mineralų terapijos praktikas, pasirinkdami mineralus, kurie šį visokeriopai sunkų laikotarpį gali palengvinti. Tikriausiai žinote, kad gamta yra sukūrusi nuostabių kristalų, jų įvairovė tokia didelė, kad išmanant jų gydomąsias savybes galima padėti kiekvienam žmogui, pagerinti jo fizinį ir emocinę savijautą, tai yra keisti jo mąstymą, padėti geriau pažinti save ir prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Nors akmuo nepadarys stebuklo, vis dėlto jis gali padėti žmogui kaip vaistas ar pagalbinė priemonė. Netektis yra sudėtinga tema. Tačiau svarbu ne tik suprasti jos esmę, bet ir suvokti, kaip galime palaikyti save ir kitus sunkiu metu, kaip tinkamai pereiti gedėjimo procesą ir pradėti naują gyvenimą. Šiandien kalbėsime ne tik apie tai, kaip įveikti sielvartą po netekties, bet ir kaip suprasti, ką žmogus jaučia mirus jo artimajam. Leiskite man pradėti nuo apmąstymo apie tai. Visuomenėje gajus požiūris, kad žmogus sužinojęs apie artimojo mirtį jaučiasi labai prislėgtas ir gali patirti gilią depresiją, be paliovos verkti, išgyventi kaltės jausmą. Kartais išgyvenantis artimojo netektį gali pradėti vengti žmonių, izoliuotis, nugrimsti į vienatvę. Taigi reakcija artimo žmogaus mirtį yra labai individuali. Vienas jaučia liūdesį ir negali net ašaros išspausti, o kitas stipriai pasineria į šią nevilties, melancholijos ir vienatvės bedugnę. Kai kurie jaučia kaltę, o kai kurie apskritai nieko nejaučia dėl mylimo žmogaus mirties, tarsi sustingsta. Lyg kažkas būtų atėmęs jų jausmus ir emocijas. Būna, kad ir niekaip nereaguoja, gyvena toliau savo įprastą gyvenimą, lyg nieko ir nebūtų nutikę, lyg tas įvykis niekaip nebūtų jų paveikęs. Galbūt atrodo keista, bet visos tos reakcijos yra normalios. Taip pat ir visi jausmai yra normalūs. Reikia suprasti, kad nėra teisingo ar neteisingo gedėjimo būdo. Kiekvienas žmogus sielvartą išgyvena savaip. Taip pat reikia suprasti, jog sielvartas labai sudėtinga emocinė reakcija.
Tai net ne emocinė reakcija, o visa puokštė skirtingų emocijų, jausmų, nuotaikų ir minčių, kurias lydi liūdesys, kaltės jausmas, pyktis, nusivylimas, nerimas, vienatvės jausmas. Taigi, sielvartas aprėpia visą šią įvairovę. Vienam žmogui gali reikštis vienokios emocinės reakcijos, kitam kitokios. Tai yra normalu. Kiekvienas gedi savaip. Ir kiekvienam reikia leisti išgyventi sielvartą taip, kaip jam priimtina. Jei visai nėra ašarų, nereikia jų spausti. Jei užplūsta liūdesys, ateina neviltis ir jūs visą užpildo, leiskite tam vykti. Jei pykstate, pabandykite suprasti, kodėl. Kiekvienai emocijai reikia duoti kelią. Leisti pasireikšti ir taip išlaisvinti. Iš tikrųjų, žmonės sielvartą jaučia ir išreiškia skirtingai. Kai kurie pradeda nuo neigimo, kiti nuo depresijos, o kiti iškart priima mylimo žmogaus mirtį kaip neišvengiamybę. Sielvartas, kaip ir atskiras žmogus, yra individualus, tik jam būdingas. Leiskite skausmus reikštis taip, kaip jam reikia, kad išeitų. Šis skausmas turi teisę būti. Sielvartas sukelia skausmą, bet jį pakelti gali beveik kiekvienas. Vis dėlto būklė, kokybė, intensyvumas ir trukmė siejami su sielvarto išgyvenimu gali būti labai skirtingi. Tai priklauso nuo asmenybės tipo ir kultūrinių savybių. Yra įvairių teorijų padedančių suprasti sielvarto ir gedėjimo esmę, kaip išgyventi ir nesunaikinti savęs. Būtina suprasti, kad gedintis žmogus pirmiausia turi priimti netekties realybę. Kai praradimas sunkus, būna stiprus neigimas. Pavyzdžiui, mylimo žmogaus mirties atmetimas. Kad žmogus galėtų susidoroti su šia netiktimi, jam reikia padėti išsivaduoti iš neigimo. Tačiau taip pat svarbu išgyventi skausmą, kurį sukelia sielvartas. Galima skatinti žmogų jausti skausmą, o ne jo vengti. Ir priprasti prie aplinkos, kurioje nebėra mylimo žmogaus, išmokti gyventi be mirusiojo. Prisitaikyti prie naujų dalykų. Todėl prisidėjus naujam gyvenimo etapui itin naudingas sugilitas. Jis padeda išsilaisvinti iš emocinių prisirišimų, taip pat ramina liūdesį, nerimą, įtampą bei įsisenėjusius kaltės jausmus, padeda užbaigti tai, kas pradėta. Sugilitas – transformacijos akmuo. Norint mylimo žmogaus netekties skausmą išgyventi, o ne visą gyvenimą tas netektį jausti, tą skausmą reikia įsileisti, išgyventi ir paleisti. Neįveiktas, neišjaustas sielvartas kaip sniego gniūžtė tiesiog auga ir rieda žemyn. Reikia duoti savo laiko. Neskubinkite gedėjimo, priimkite savo skausmą kaip gyvenimo smūgį, leiskite emociniams žaizdoms gydyti. Nemažai žmonių, net ir praėjus gana daug laiko, negali susitaikyti su netektimi. Jiems atrodo, kad tai sapnas, kad įvyko klaida, todėl jie vis neigia realų mirties faktą, nesusitaiko, pradeda gyventi nerealiame pasaulyje. Tačiau būtina priimti realų artimojo mirties faktą. Žmogus mirė, jo nebėra. Šiame gyvenime daugiau nebesusitiksite. Jis jau nebe su mumis. Tai skausmingas momentas. Kai kurie kategoriškai atsisako tai priimti. Tai gali vesti į apsunkintą gedėjimą. Jei nepriimate, kad nebėra artimojo, negalite pradėti sielvartauti. O jei nepradėsite, tai negalėsite ir pabaigti. Kaip savo knygoje rašo Michaelis Gingeris, rodonitas gali padėti nugalėti netektį, kurioje žmogus jaučiasi visiškai užstrigęs. Jis taip pat gali padėti esant emociniam skausmui ir nekontroliuojamo pykčio proveržiams. Galbūt keista, kad tie, kurie organizuoja laidotuvių ritualus, būdynės, gali lengviau ir geriau išgyventi sielvartą už tuos, kurie to neatliko. Labai svarbu dalyvauti visuose atsisveikinimo etapuose. Su mirtimi susiję papročiai, ritualai ir apeigos, visi ir kiekvienas atskirai visada turi savo prasmę. Visą tai reikia praeiti. Tai nėra lengva, nes kelia skausmą, liūdina, tačiau kiekvienam išgyvenančiam sielvartą visą tai būtina. Laidojimo papročiai, kurie turi dvasinę, religinę reikšmę, padeda žmogui išgyventi sielvartą dėl netekties. Atliekant laidojimo ritualus priimamas mirties faktas, apsiprantama su tuo. Dabar dažnai pastebiu, jog nykstant tradicijoms prarandame atsisveikinimo galimybę, leidžiančią priimti mirties faktą, apsiprasti su tuo, kad žmogus mirė ir turime jį paleisti.
Tai orus palydėjimas ir kūno pagirbimas kaip sielos bendradalyvio dvasinėme gyvenime. Tuomet prasideda ilgas atsisveikinimas vykstantis mūsų jausmuose. Kokie jie dabar? Atpažinkite, kas kelia nerimą. Reikia sąžiningai savo atsakyti, ar aš liūdžiu be to žmogaus dėl savęs, ar liūdžiu dėl to, kad nebėra to žmogaus. Tik tada, kai iki galo išreikštas liūdesys, galima eiti toliau. Ašaros yra vienas iš būdų išreikšti liūdesį. Sunkiomis minutėmis, kai žemė išslysta iš po kojų, kai apninka tamsios mintis, kai pašlyja tikėjimas savimi ir viskuo aplinkui, patartina panešioti rožinį kvarcą ant širdies ar bent jau pamedituoti su juo. Tinka visoms čakroms. Ramina, apvalo, padeda priimti lengvai bet kuriuos vykstančius procesus. Tai vienas svarbiausių akmenų mineralų terapijoje. Jei dėti ant antrosios čakros, atpalaiduoja užspaustas emocijas. Taip rašo Audronė Ilgevičienė savo knygoje Akmenų knyga arba žingsnis į platesnį suvokimą. Ir toliau ją remsiuosi, cituosiu apibūdindama akmenų savybės, jų daromą poveikį mūsų savijautai. Kiek plačiau aptarsiu kelias dažnai pasitaikančias reakcijas ir jas lydinčias emocijas, pasidalindama patirtimi. Į mane kreipėsi šeima, kuri palaidojo savo vaiką ir niekaip negalėjo susitaikyti su netektimi, priimti skaudžios realybės, jog daugiau nebepamatys savo mažylio, negalės su juo pasikalbėti ar apsikabinti. Jie pyko ant medikų, kad šie laikų nenustatė tikslios diagnozės, netinkamai gydė jų vaiką, kad nesugebėjo išgelbėti jiems tokio brangaus žmogaus. Pyktis dažnas sielvarto palydovas. Tai gali pasireikšti įvairiai. Vieni pyksta ant savęs, kad nepakankamai rūpinasi artimoje sveikata, kad neužkirto kelio netekčiai. Kiti ant mirusio žmogaus, kodėl jis juos paliko. Ir tai ne visuomet būna pagrįsta ir logiška. Vis dėlto pykti galime raminti ir per meilę. Žmonėms išgyvenantiems mylimoje mirtį kartu su rožinio kvarco karoliais būtų gerai nešioti ir ametisto karolius. Tuo pat metu patartina turėti atskirų rožinio kvarco ar ametisto akmenėlių, iš jų gamintis vandenį ir kasdien jį gerti. Po to skausmingo įvykio tėvai vis ieškojo vaiko mirties paaiškinimo. Dėl nuolatinių apmąstymų jų liūdesys vis gilėjo. Jų nuotaika buvo prasta, nuolat jautė graudulį, į pasaulį žvelgė pro tamsius akinius ir jokios gyvenimo prasmės nebematė. Kažką daryti nebuvo jokio noro. Tokiu atveju galima pasiūlyti panešioti chrizoprazo pakabutį. Jis puikiai tinka patekus į sunkias gyvenimo situacijas ir nematant prasmės gyventi. Kad neprasidėtų depresija, šias traumuojančias patirtis reikia išgyventi. Pati paprasčiausiai išeitis - leisti išsiverkti, iki pat gelmenų pajausti liūdesį ir širdgėlą. Tai labai svarbu, nes jūs ne šiaip sau liūdite, jūs apraudote mylimo žmogaus netekti. Rožinis kvarcas gali padėti atsipalaiduoti, leisdamas upeliais tekėti ašarams, nes kai žmogus išsiverkia, dažnai jam po to palengvėja. Rožinis kvarcas tiesiog nepakeičiamas tiems, kuriuos kankina vienatvės jausmas, ilgesys, ypač netekus mylimo žmogaus arba kurie jaučiasi palikti, apleisti. Jiems reikėtų nuolatos nešioti rožinio kvarco karolius. Dėl ilgalaikio liūdesio ir sielvarto gali atsirasti depresija. Kad situacija netaptų labai sunki, vienas iš būdų padėsintis užkirsti tam kelią - panešioti rožinio kvarco pakarbuką kartu su citrinu. Šis akmuo itin naudingas tiems, kurie sunkiai pergyvena netektį. Citrinas gerina nuotaiką, suteikia optimistinį požiūrį į gyvenimą. Po pykčių slypi skausmas, netektį patyrusiųjų skausmas. Tas skausmas gali turėti tokią jėgą, kad jis kaip potvynio vanduo užpildomas visiškai netgi ten, kur anksčiau jo nebuvo. Ir mes tampame netekties skausmų užpildyti iš vidaus. Tai gali vesti į gyvenimo prasmės praradimą. Nebesinori nieko. Žmogus pradeda jaustis kaip išdegusi žemė, kurioje nieko gyvo nebeliko. Šiuo atveju, kai siekiama sumažinti netekties skausmą, žmogui reikėtų pasiūlyti praktiką apdedant mineralais. Taigi, praktika netekties skausmui mažinti. 7 čakra nieko nededam.
Ant 6 čakros tiktų mažytis ametistas. Ametistas padeda išgyventi netekties jausmą, jis leidžia matyti situaciją iš aukščiau, atpažinti jos prasme ir per šį gilų suvokimą rasti paguodą. 5 čakrai melsvasis chalcedonas ir rožinis kvarcas, kuris ramina, atpalaiduoja. Labai sunkiais atvejais dar tiktų ir ametistas. 4 čakra. Rožinis kvarcas kartu su žaliuoju avantiurinu. Žaliasis avantiurinas taip pat padeda įveikti netekties skausmą, psichologinę traumą, todėl ypač vertingas per pabaigos ir paleidimo fazes, kai reikia tiek gebėjimo paleisti, tiek lengviau atsisveikinti su prisirišimais. 3 čakra – geltonasis kalcitas. Geltonasis kalcitas padeda išlaikyti vidinę taiką, suteikia stabilumo, pasitikėjimo savimi. 2 čakra būtų rožinis kvarcas ir ametistinis kvarcas. Čia iš eilės eina, tai manau atpažįstat. Tiesiog norėjau pailiustruoti. Ametistinis kvarcas padeda mažinti nuolatinę įtampą ir kontroliuoti emocijas. Ir ant 1 čakros tiktų šerlas. Šerlas labai praverčia tiems, kurie užspaudžia savo neigiamas reakcijas – pyktį, agresiją, kerštą, kad ta užspausta jėga nepradėtų naikinti pačio žmogaus. Taip pat ramina stresą, praverčia susidariusi įtemptai situacijai. Tarp visų čakrų jau apdėtų akmenimis 1 ir 2 ir 3 ir 4 ir 5 vertikaliai stuburui dedami dvigaliai kalnų krištaliukai, dar vadinami tiltukai. Ir trukmė būtų apie pusę valandos. Skausmas gali sukelti kaltės jausmą. Po laidotuvių žmogus pradeda galvoti, kad kol artimasis buvo gyvas, gal ne viską padarė, gal per mažai jam skyrė laiko ir dėmesio. Taip pradeda gyventi jausdamas kaltę ir apgailestavimą, kad ne viską padarė tinkamai. Neretai kaltės jausmas gali kilti dar ir dėl to, kad gyvenimas juda toliau, kaip ir jaunos šeimos, kuri neteko vaiko, patirti išgyvenimai. Jauniems tėvams atsirasdavo kaltės jausmas dėl visko, ką jie darė. Pavyzdžiui, kur vykdavo ar susitikdavo su draugais ir jausdavosi gerai, jiems kildavo pojūtis, tarsi išduotų savo vaiką. Šiai šeimai buvo sunku patikėti, kad turi teisę į laimę ir ši laimė nieko neišduoda. Kaltės jausmą paleisti gali padėti sodalitas. Kadangi sodalitas veikia iš lėto, kartu būtų gerai nešioti ir ametisto pakabutį ar karolius, jis pagreitintų sodalito veikimą. Sunku išmokti gyventi pasaulyje, kuriame nebėra artimoje. Įsivaizduokite, kad jūs įmeta į vandenį, o jūs nemokote plaukti ir jums reikia kažkaip žūtbūt išplaukti į krantą. To reikia mokintis. Taigi, patirdami šiuos jausmus pamažu išmokstame kurti gyvenimą iš naujo ir prisitaikyti prie naujos realybės. Kai skausmas atslūgsta, priėmimas įvyksta. Kaip suprasti, kad jau išgyvenai visas emocijas? Viską, ką mes jaučiame, išskyrus meilę, reiškia, kad dar neišgyvename. Jei likusi tik meilė išėjusiam artimajam, tuomet viskas gerai. Dauguma žmonių įveikia artimojo netektį per laiką atgauna emocinę pusiausvyrą. Ta patirtis suteikia galimybę paaugti dvasiškai, nes keičiasi tiek pačio žmogaus savęs supratimas, tiek kitų supratimas. Tai brandinanti patirtis, kurios mes negalime pasirinkti, bet ją įgyja kilus naujiems iššūkiams, juos įveiksime lengviau. Žmonės nepamiršta savo mylėtų mirusių artimųjų, bet išgyvenę netektį jau gali ramiai apie tai galvoti, prisiminimų nebelydi skausmas, susitaiko su mintimi, kad netektis gyvenime neišvengiamos. Dabar pereidama į antrąją savo pranešimo dalį noriu trumpai papasakoti apie virsmo akmenis naudojimus atliekant mineralų praktikas. Mirimas. Tik nedidelė dalis žmonių miršta staiga. Daugelis žmonių į mirtį artėja pamažu. Tai yra, jį ištinka po ilgesnio ar trumpesnio periodo, laipsniškai blogėjant funkciniai būkliai, pasibaigus aktyvaus mirimo laikotarpiui. Mirimo proceso trukmė, eiga ir sudėtingumas ne visiems mirštantiesiems pasireiškia identiškai. Kiekvieno žmogaus mirimo laikotarpis individualus, kaip ir jis pats. Vienas svarbiausių ir vertingiausių dalykų, kuriuos galime padaryti kitam žmogui, tai rūpintis juo paskutinėmis gyvenimo dienomis. Tai, į ką kviečiu, yra pagalba mirštančiam ruošiantis didžiajam perėjimui. Mirštančio žmogaus priežiūra susijusi su 2 dalykais, kuriuos reikia turėti omenyje. Tai pagarba gyvybė ir susitaikymas su mirtimi.
Pagarba gyvybei reiškia, kad kiekvieną žmogų, kol jis gyvas, turime gerbti ir vertinti. Tai yra savo veiksmais ar neveikimu niekada neturėtumėte siekti mirties, stengtis ją sukelti arba pagreitinti. Kita vertus, susitaikymas su mirtimi reiškia, kad mirčiai turime tinkamai pasiruošti. Nereikia neigti realios situacijos arba bėgti nuo neišvengiamos baigties, ieškant bet kokio galimo gydymo. Jei žmogus jaučia stiprią mirties baimę, rožinis kvarcas visada padeda. Jis naudingas sunkiems ligonėms arba mirties laukiantiesiems, nes padeda atsipalaiduoti, apramina baimės, senas fiksacijas, paskatina atleisti ir susitaikyti su ateinančiu perėjimo procesu, skatina nuoširdžiau melstis. Galime duoti palaikyti rankoje arba padėti po pagalvę. Taip pat tiems, kurie bijo mirties, gali padėti chrizokola. Tiems, kurie yra šalia artimųjų, kuriems liko nebedaug gyventi, lydi juos jų gyvenimo pabaigoje, noriu priminti vieną praktiką palengvinančią mirimo procesą. Tai praktika skatinanti sąmoningesnį išėjimą, todėl taikoma žmogui esančiam prie mirties slenksčio ir vis negalinčiam išeiti. Yra naudinga tam, kuris tokią pagalbą supranta ir jos nori. Galima taikyti ir artimiesiams sąmonę praradusiems, tačiau vis neišeinantiems žmonėms. Jeigu ligonis turi sąmonę, jis gali melstis kartu. Jeigu ne, už jį turėtų melstis tas, kuris atlieka praktiką. Tam tikslui kiekvieną rytą ir vakarą tuo pačiu metu po 11 minučių dėkite selenito lazdelę virš mirštančiojo galvos, rožinį kvarcą ant širdies, o medaus spalvos kalcitą ant bambos. Po mirties išeiti padėjus į akmenį reikėtų įdėti mirusiųjų karstą, taip pat jo pastaruoju metu naudotus akmenis būtina atiduoti žemei. Mirdamas gyvenimui fizinėme kūne žmogus gimsta į nefizinę būtį, gyvenimui dvasinėme kūne. Mirties nėra, yra tik gyvenimas, vienos formos virtimas kita. Mes keičiame būvį, nereikia bijoti mirties, ji yra ne pabaigo, tik nauja pradžia. Beje, tai supratus, gedėjimas taip pat būna lengvesnis. Taigi, be pradžios nebūtų pabaigos, o be pabaigos nebūtų naujos pradžios. Gimstame viename pasaulyje, prieš tai patyrę mirtį kitame ir atvirkščiai. Palengvinti tokius perėjimus gali padėti ir akmenys. Gimus vaikui, pirmasis 72 dienas suakmenėjusio medžio gabalėlį galima dėti lovelės koliūgalyje arba tiesiog po ją. Kūdikio kambaryje galima laikyti jo žvakidę ar kokį nors dekoratyvinį elementą. Visi tie dalykai padės vaikelio sielai greičiau prisitaikyti prie materialios žemės erdvės, stiprins kūno sveikatą. Žinoma, tame pačiame kambaryje naudingas ir ametistas, palengvinantis tik įvykusio perėjimo iš subtiliųjų pasaulių žemiškąją formą procesą. Mažylį parsinešus iš gimdymo namų patartina po lovele padėti ametisto kristaliuką, o virš jos pakabinti aptakų nedidelį rožinio kvarco akmenuką. Kartą ar bent porą kartų per dieną galima išpurkšti kambarį šių dviejų mineralų vandeniu, gautų palaikius juos per naktį stiklinėje švaraus vandens. Tai ne tik apvalys erdvę, bet ir padės integruotis į jo sistemą. Labai didelių akmenų greta lovelės geriau nedėti. Jei naujagimiui norite padovanoti akmenėlį, tebūnie tai rožinis kvarcas, tik atėjusiai sielai, taip pat tiks floritai, švelnių spalvų agatai, gintaras arba chrizokola. Kiti tegul dar palaukia, nebent yra kokia nors konkreti problema. Taip pat kūdikiui šalia lovelės galima padėti rožinio kvarco žvakidę. Akmuo apgaubs naujai atėjusią sielą šilta, jaukia ir saugia meilės energija. Gintarą taip pat galima dėti kūdikiams į lovelę arba vežiojant lauke, kad apsaugotų nuo negerų žvilgsnių ir bet kokio blogio netikėto apraiškų. Naujagimiui tiks ir fosilijos. Tai tiek apie akmenėlius, kurie padeda naujai atėjusiai sielai. Baigdama noriu pasakyti, kad kiekvienas individualiai renkasi tai, kas jam geriausiai padeda tiek sunkiais, tiek svarbiais gyvenimo momentais. Dalinuosi šiomis žiniomis tikėdamasi, kad jos bus naudingos kiekvienam, kuris susiduria su netekties skausmu ir sielvartu. Taip pat tiems, kurie lydi gyvenimo pabaigoje esančius artimuosius. Ir tiems, kurie su džiaugsmu pasitinka naujai atėjusią sielą. Gal šios žinios padės pakeisti mūsų požiūrį, atneš daugiau ramybės, stiprybės ir aiškumo. Dėkoju už dėmesį ir ačiū už jūsų kantrybę.